Sport in. Visų pirma, sveikinu su debiutu, žaidėjas, su krikštu. Daugam čia buvo turbūt pirmą kartą, visą rinktinę iš esmės pirmą kartą. Bet yra kelios žaidėjas, kurios daugmaž mačiusios tą didžiąją sportą. Taip kad viskas normaliai. Jokių pretenzijų, bent iš mano pusės jų nėra. Matėsi, kad padarėt viską, ką galėjot, ką per tas 3 stovyklėlės trumpas. Žingsnis į priekį labai daugelio žaidėjų matosi. Taip kad sveikinu. Labai dėkoju treneriam, kad tikrai įdėjo labai didelį darbą ir pirmas blynas, mano kaip žiūrint, tikrai neprislyga. Viskas labai normaliai. Aišku, galėjo būti geriau, galėjo būti ir dar daugiau. Dabar yra labai gerai. Taip kad nenukabinkit nosios. Pirmą žingsnį padarėm ir aš padarysiu viską, kad kitais po metų, gegužės mėnesį, prasidės Europos atranka. Taip kad tikrai, kas liečia mane, aš padarysiu viską, kad jūs rinktinė mūsų dalyvautų Europos čempionate. Taip kad tikrai būtų didelė bėda mums visiems, jeigu čia pabandėm ir vėl įsiskirsim, paskui jau tikrai nebesurinksim, vėl 20 metų lauksim. Tikrai nelauksim. Nereikia. O, Lietuva! Tai gal tada ir užbaigsim. Biškai su mačo komentarais. Noriu išgirti, ką jūs pačios galvojate apie šios dienos varžybas. Kaip galvojate, kodėl mes pralošėm? Trūko vidinės gal tokios energijos komandinės. Nes kaip atrodo, mes laiminėjom, bet kaip ir sakėt, visiškai nesiskiria mūsų veidai. Ar mes pralošėm ar laimėjom. Nes tikrai galėjom. Kas dar kaip galvoja? Bara. Tiesiog visas, ką galvojat, viską šilt. Iš šono labai matys, kad su bloku problemas nestarp visiškai. Nebuvo taip irgi kodėl. Gal palime pabijom parizikuoti kartais. Dar kas nors? Ten priėmimas gerai paėmės. Ir kaip? Pagalvokit, kad mes, pavyzdžiui, jeigu žiūrint mes iš ir vakar, ir šiandien, mes praktiškai 4 setus pirmavom. 4 setus. Ir gan daug pirmavom. Ir kas atsitinka, mes juos pralošėm. Ir čia, žinokit, nėra labai didelis nustebimas, kad mes pralošėm. Kadangi visada būna taip, kad aukštesnio meistriškumo komandom užtenka padaryti 2 žingsnius ir jos padaro 5 taškus iš eilės, kada joms reikia. Mes taškus pastoviai tiesiog gimdėm. Mums reikia arti, mums reikia gimdyti taškus, mums reikia sunkti kiekvieną tašką. Mes neturėjom visiškai atsipūsti lengvai, todėl ir taip atrodo, kad mes susikaus ir taip, bet čia trūksta meistriškumo. Čia yra skirtumas tarp meistriškumo visame šitame. Tada viskas prasideda. Vienintelis, kas mane labai, kaip pasakyti, aš negaliu nei stebina, bet nervina, kada mes neariam. Mes tiesiog nebėgam prie kamuolių, mes tiesiog nesistengiam, mes tiesiog pasižiūrim 1-2 metrai, jeigu ilgesnis kamuolys, viskas. Tai jau atrodo viskas jau padarytas taškas. Ir čia mes niekada nežengsim į priekį. Mes niekada nepaimsim to kamuolio. Kitą kartą, jeigu mes net nebandom, aš jau nekalbu, kad bėgti, net nebandom imti jo. O visa kita trūksta meistriškumo labai šito pagrindo to viso, ko reikia, kad išlošti. Mums trūko vieno, kuris daro absoliučiai taškus, drakono, kuris
galėtų kitos žaidėjos truputį atsikvėpti ir lengviau daryti taškus. Viso šito trūko. Bendroji sumoje, aš galvoju, kaip pirmą kartą, kaip pirmas susitikimas, kaip pirmas, mes mažai labai dirbom, labai mažai, o tos informacijos daug ir pastoviai jums yra iš tikrųjų sunku. Ir jūs vis tiek sugebėjot 4 partijas vesti, kaip sakyti, išlošinėti. Irgi labai gerai, nepamirškit, imkit kaip pozityvumą. Visa kita sakau, mes negalėjom, jeigu iš tikrųjų kalbant, Estės visiškai per stabilios, Latvijos jo, mes galėjom vakar. Jeigu mes būtumėm išlošę pirmą partiją, nežinau, kaip būtų pasisukę. Ta prasme vakar, šiandien Estės yra visą galvą aukštesnis. Su antru sąstatu jos žaidė. Jos pakeitė vienintelę kėlėją ir jos lygiai taip pat žaidė. Be didelio skirtumo. Ta prasme, nebuvo jokių skirtumų praktiškai. Taip, kad jos turėjo ką pakeisti, turėjo visiškai platesnį žaidėjų, kurios daro taškus, grynai taškus. Bet aš galvoju, kad kaip jum, kaip jaunom, kaip dar tik tai, toks labai didelis patyrimas jo. Jo. Įgavot patirties, daug įgavot, galbūt ne šiandien, galbūt po kiek laiko. Bet ką norėčiau ateičiai, kada dirbat savo klubuose, pavyzdžiui, jūs maždaug žinot, ko dabar jums reikia. Kiekviena pasitikrinot savo galimybės, žinot, ko reikia. Ar man reikia gynybos, ar man reikia priėmimo, ar man reikia dirbti su technika ar puolimu. Jūs šitą turite reikalauti dirbti. Kad mums šito trūksta. Jūs turit pačios reikalauti, kad mums šito trūksta. Mes norim dirbti, mes norim toliau, mes norim eiti į priekį ir toliau su rinktinė. Kad mums trūksta. Ir čia nieko nėra, kad jūs padarėte auksinį darbą, aš galvoju, kad absoliučiai visa komanda. Nėra ką norėt. Viltė šokinėjo iš vienos pozicijos į kitą. Šiandieną tu buvai tiesiog saulutė. Supranti, tokių taškų padarai kaip iš tikrųjų profesionaliai žaidėja, bet tau dar trūksta įgūdžių. Aš galvoju, visos, Agnė išėjus irgi pirmą kartą, aš galvoju, šiandien truputį buvai bet negalima 3 mačų iš eilės išlošti viską. Ingrida išėjo, atrodė viskas slow motion, čik, paėmė 3 gynybos kamuolius, prisėmė viskas. Taip ir reikia, taip ir šitos prisiminkit visus. Šitos prisiminkit taškus. Šitos prisiminkit, kaip išeinat keitimą padarai tašką. Visos, Ieva išėjo, gal mažai Ieva žaidė šiandieną, ar aplamai šitam turnyre. Bet aš galvoju, vis tiek mes buvom, tu daug padėjai treniruotėse, tu daug šiandien padarai puikią treniruotę, pavyzdžiui, iš ryto. Šitas irgi kaip pliusas. Visos įnešė kažką tai, absoliučiai visos. Ir Jurga vargšė įnešė daug labai. Labai gaila, mums šito irgi trūko patyrimo, galbūt to tokio senukų patyrimo. To trūko. Jo. Iš Agnės aš labai negaliu daug reikalauti. Ačiū, kad padėjai. Ir ta prasme, be jokio, daug galima kalbėti, daug diskutuoti, bet ačiū, kad padėjai. Iš viso čia, jo, sunku labai viską. Vienu žodžiu, visos. Jo. Dar ką nors vėl pačios nori nedėti. Aš biškį noriu. Aišku, pasiteisinimų neieškau ir nereikia. Bet labai džiaugiuosi, kad teko pažinti jūs iš arčiau visas. Jos tikrai fainas ir nuostabios ir galite labai daug dar. Buvo labai gera būti kartu. Taip pat norėtume jums padėkoti, kad jūs mūsų treniravote. Buvo fainai. Buvo smagu. Net įsirašiau konspektus dar visi. Labai trumpai mums trūko, pirmiausiai mums trūko varžybinės prieš grinai. Su vyrais ten buvo, tai žinot, tik tai, kad padangyti, pajausti tą, bet mums trūko, pavyzdžiui, labai sunku žinot, kaip ką, o ne tai, kad patirties, bet kaip kiekviena reaguoja kiekvienoje situacijoje. O šito mes negalim pamatyti dabar.
kada reikia, visada ateina, turi žaidėją sekti, turi matyti kokioje situacijoje, kaip jisai reaguoja, kur jisai gali žaisti, kur negali. O tai buvo labai trumpo laiko ir labai sunku žinoti, bet aš daug pamačiau, man daug informacijos atėjo per tas 3 dienas, šiandieną labai daug informacijos iš tikrųjų apie žaidėjas ir jūs daug galite, sakau, tik tai labai norėčiau, kad neprarastume tos ugnelės tinklinėje, kad ir toliau, kad nebūtų tai ten paskutinis ir viską, vis tiek, kad siektume toliau. Ir jeigu nusišypsos laimė iš federacijos, kad dirbti, kad žaisti Europą, tai reikia susimastyti labai rimtai ir treniruotės ir viską, kad jūs pačios tai darytumėt, suprantat? Nesvarbu kur, kas, kaip, bet kad pačios norėtumėt. Pačios, tik tai per darbą ir per arimą ateina rezultatas. Ir reikalauti, kad aš noriu dirbti, aš noriu treniruotis ir taip toliau. Kad jūs įgautumėt kuo daugiau. Buvo nuostabus laikas. Taip. Aš pasakysiu, kad ačiū treneriai, kur sugrįžo savo laiką pas mumis kartu ir visiems tiem, kurie dirbo ne tik turnyro metu ir už ir prieš. Ir norėčiau padėkoti, kad tikrai sugrįžo daug laiko ir daug pastangų, kad mes esame. Dėkojame. Iš tikrųjų, tai čia mes negaišim jokio laiko. Mes tiesiog, taip kaifas buvo, negirdavę. Iš tikrųjų labai smagu. Labai ne tai, kad smagu, labai įdomu ir sakau, vienintelis, kad aš tik tai bijau, kad jūs nenuleistumėt rankų ir toliau, kad uždegtų jūs ir toliau, kad siektumėt rinktinę, kad siektumėt eiti ir tobulėti, o ne vien tik tai, jau viskas, pabaigėm ir tai padedam tašką. Tai čia būtų baisiausia iš tikrųjų. Jeigu tai baigtųsi šitas mūsų visas dalykas ir sakytumėt, čia pralošėm, čia mums nieko neįdomu, čia kas čia tą rinktinė, kad nenuleistumėt rankų. Tikrai turi daug potencialų ir daug galite, iš tikrųjų, kad visą laiką siekit. Ir žinokit, kad tinklinis yra smagu žaisti, o ne kažkokia pareiga. Kad nebūtų pareiga, kad jūs kažkur tai verčia, kad jūs norėtumėt ateiti treniruotis ir tikrai treniruotis ir žaisti tinklinį, o ne stovėti ir bumbėti, kad nenori treniruoti, bet reikia. Tada tikrai eikit megzti. Arba siuvinėti. Ačiū Jums labai buvo malonu, treneriam vidui, kur nėra. Ir žodžiam, visiems berniukam, kurie mus palaikė ir su visais interviu ir diskusijom ir labai gražiam nuotraukom. Ačiū iš tikrųjų. Visom labai ir mano kolegom iš tikrųjų buvo labai smagu, labai malonu darbas.